Gerai, kai apžvelgiau girgžduką, tai tikrai nesitikėjau, kad gausiu tokių komentarų, bet Vordino apžvalga. Didelis, storas, baisus, per vidurį kažkas plaka, turi ragus, dieve tu mano, visiškai aklas, bet klausą turi tokią, kad girdite už 500 km. Na tai pirmiausiai jau be šarvų ir jūs turbūt puikiai suprantat, kaip man sekėsi. Taigi čiupau jautį už ragų ir kažkur esu matęs, kad jeigu tu jį apdėsi vilną, jis tiesiog numirs, nieko nereikės daryti ir bus visiškai viskas paprasta, bet tik nusisukau sekundį ir jis tada pradėjo mane vytis ir miriau, tada miriau dar kartą ir jūs patys suprantate toliau, kaip buvo. Šiek tiek įsidrasnęs aš jau grįžau su pilnais šarvais ir geležies golemo pagalba, bet vėl tik sekundėliai nusisukau ir tas geležies golemas dingo, o tada prasidėjo panika, didelis bėgiojimas ir finale turbūt jums nereikia sakyti, kaip viskas pasibaigė, nes ir taip aišku. Vordiną vertinu 7, nes buvo baisu ir vos neapsisisiojau, nesuprantu kaip jį įveikia, nes tai yra tiesiog neįmanoma. Ką turėčiau apžvelgti kitą kartą, parašyk komentarą.